realiai žmonės neįsivaizduoja dauguma žmonių, kad yra toks centras. Realiai. Jie gyvena savo interesų srityje ir jie net nesirūpina tom, kol nesusiduria su tokiais dalykais. O mes įsiliejame puikiausiai dėl to, kad, pavyzdžiui, praeitą trečiadienį mes ėjome dalis žmonių į dailės galeriją, kita dalis važiavo su autobusu į kino teatrą, o trečia dalis keliavo į kavinę, nes šventė kažkieno gimtadienį. Didžiulių galėjau žiūrėti, ėjau į filmą, kada žiūrėti sausio 8, kai jau pažiūrėti. Ir vakar buvo sausio 3, minėjau vakar, jei nematysi, ten buvo triuota raketa, tai iškraityta granatėlą. Labai daug keliaujam, turim muzikinių stovyklų netgi. Kiekvienais metais į Druskininkus važiuojam. Važiuojam ten, kur mumis pakviečia. Pavyzdžiui, pernai mes Anykščiuose buvom pakvietę mus tenai. Grojam su būgnų programą. Iš Šilutę kvietė, važiavom, ten buvo gimtadienis. Ir vienas iš svarbiausių dalykų, kaip mes pasitinkam dieną, visada užsibrėžiam pagrindinį tikslą, kad tos dienos galios bus didesnės negu mūsų negalios. Tai tas principas yra visame kame, ar tai bus edukacinė veikla, ar tai bus išvyka, ar susitikimas su nauju žmogum, o kartais tai yra konditerinė kelionė, kada mes atrandam naujus skonius, štai paragaujam kažkokį skanų naują desertą ir tiesiog sakom, kad tai yra dienos patirtis, kurią turime vertinti, kartais pamirždami savo negalias. Kai pasakai globos namai, tai labai greitai susideda globos namai. Tačiau į mūsų globos namų bendruomenė įeina labai daug žmonių, tai yra ir kolegų, tai darbuotojų, socialinių paslaugų gavėjų, artimieji, patys socialinių paslaugų gavėjai. Negana to, mes turime labai daug padalinių. Tai pagrindinis mūsų, aišku, pagrindinė įstaiga, nuo to yra pavadinimas, tai yra Šiaulių miesto savivaldybės globos namai. Ir aš kai pradėjau dirbti, mes pradėjome dirbti, tik buvo 30 darbuotojų ir 40 socialinių paslaugų gavėjų. Šiai dienai, po 30 metų, mes labai smarkiai įsiplėtėme. Turime keletą padalinių. Vienas iš padalinių tai dienos centras Goda, kurį lanko žmonės turintis, tai yra darbingo amžiaus žmonės, turintis intelekto ir psichinę negalią. Toliau yra padalinys savarankiško gyvenimo namai, turime dienos paslaugos namuose. Rūpinos kaip savo žmogum ir tiek. Man patinka tas darbas labai. Žinau, ir Regina labai patinka. Kaip laikrodis, jau 8, aš pasižiūriu į laikroduką, jau durys rakinamos. Labai punktaliai. Ir nuo 8 iki 12 būna. Be abejo, jaučiuosi gerai, jeigu kas ateina. Kažkaip taip, Rasutė tiek turi energijos, kad jinai kiekvieną dieną mane išveža į lauką. Kol važinėjom Lūkę, mes kokią valandą, pusantros važinėjom, jau gražia aplinka, Rėkyvos ežeras. Važiuojam tiesiog visus pakampėlius išvažinėjom ir kiek važiuojam, tiek ir bendraujam, kalbam. Regina įdomiai pasakoja apie savo gyvenimą, papasakoja. Jeigu nori būti geras, visad bus geri visi. Jeigu pats esi biškį toks, visi blogi. Stebuklingai aš džiaugiuosi, jeigu vienu žodžiu, labai vertinu mankštą, niekad nesapleidus per visus 7 metus. Čia ir sveikata. Antras dalykas – užimtumai, dainavimo, viskas, knygas, baimė kiek turiu, knygas, kryžiažodžiai, taip stengiausi biškį. Ir taip jau vis stiprutėlis nebeturi. Įstaiga vis dėlto sudaro žmonės. Žmonės tie, kurie dirba,
kurie suteikia įstaigai jaukumo, kurie teikia šitas paslaugas, kad mūsų įstaigoje žmonės jaustųsi gerai, jaustų šilumą, meilę. Tokia atrodo maža ir kita vertus labai didelė mūsų įstaiga. Dirbu, nes mėgstu darbą su žmonėmis. Dirbu dėl to, kad tas darbas yra kūrybiškas, nes prisiliečiu prie kūrybos. Jo, kadangi dirbu dailės studijoje, tai mes galime kurti, daryti parodas. Ir tas toks meninės laisvės perteikimas žmonėms man yra labai labai svarbus asmeniškai, kaip žmogui, kaip kūrybiniam žmogui. Tai įgalina neįgalų žmonį reikšti savo nuomonę. Nes realiai, jeigu tu negali kalbėti, nemoki skaityti ir rašyti, ir tas visas jausminis pasaulis, jisai taip sugala tau viduje, ir tada atsiranda įvairios suspaudimai, susluoksniavimai, atsiranda įvairios tokios užspaudimai, užsigniaužimai, ir žmogus, jis negali apie tai papasakoti, bet jis gyvas, jis viską jaučia, jis gyvena mūsų visuomenė ir jis visus iš eilės reiškinius repuoja. Ir va tas meninis išraiška leidžia jam išsitiesti. Aš suprantu vieną, kai ryte po šeštadienio sekmadienio ateini į darbą ir pažiūri mūsų akis socialinių paslaugų gavėjų ir kurie sako darbuotojams, kaip aš tavęs pasiilgau, kaip aš tavęs ilgėjausi, aš suprantu, kad mūsų darbuotojai suteikia visą galimą šilumą, meilę ir nesvarbu, kaip jie jaučiasi. Tačiau jie sugrįžę į darbą pirmadienio ryte, ateina vėl su šypsena ir padeda tiem žmonėm, kuriem labiausiai reikalinga pagalba. Matau džiaugsmą ir paslaugų gavėjų artimųjų akise, kai ateina ir sako, žinot, geresnių namų neradau. Ir kai mano mama pasako, kad man čia kaip namuose, aš suprantu, tikrai jam čia gerai. Tai turbūt tai ir yra pagrindinė vertybė, kad ateini mylėti ir savo to dėmesio, rūpesčių padėti kitam, kuriam dažniausiai tos pagalbos labai labai reikia. Toks besąlyginis priėmimas, va dar yra labai svarbus dalykas, besąlyginis priėmimas. Ateina jie iš visuomenės, kuri turi labai daug lūkesčių dėl mūsų klientų. Kiekvienas naujas lankytojas atsineša tėvelio, globėjo ir dar labai krūvą didelių lūkesčių. Kad jie čia profesoriai, kad jie dar kažką gali, visi muzikantai, visi dainuojantis, visi dar kažką tai. O mes juos priimam tokius, kokius jie yra, be jokio lūkesčio. Jeigu žmogus sėdi ir linguojasi, mes priimam tai, kad jisai sėdi ir linguojasi. Ir jo interesų sritis yra tokia, kokia yra. Mums nereikia, kad būtų jinai didesnė ir aukštesnė. Ir tiesiog ta visa veikla ir panašus elementai, jie yra siūlomi žmogui, kuris pasirinks tada, kai norės, tada, kai galės, tada, kai išsilaisvins iš per didelių lūkesčių. Nes tie per didelių lūkesčiai automatiškai šeimose ir panašiai sukelia pykčius, agresijas ir panašiai. Dėl to, kad žmogaus nori to, ko jisai nėra tenai. Ačiū darbuotojams, ačiū direktoriui, ačiū visi. Didžiausia. Nepasakys niekad blog žodį, ir nemus nepasakys.